Juk žinai, kad sukčiai prekeiviai nori prakišti tą automobilį, kurį suvirino iš 2 ir atsuko ridą. Nepasimauk. Įsigyk Car Vertical ataskaitą ir sužinok tikrąją jo istoriją. Crown – kanadiečių technologija ir antikorozinė danga automobilių apsaugai nuo rūdžių. Gerai, dabar judame prie mūsų kitos temos ir mes gavome tokį pikto žmogaus nusiskundimą, kuris atvažiavęs į technikinę apžiūrą. Jau vien važiavimas. Techninė. Aš taip ir sakiau. Technikinė, tu sakai. Ne, į techninę. Į techninę apžiūrą jau turbūt, pakelkit rankas tie, kuriem techninė apžiūra yra šventė. Ačiū. Iš tikrųjų labai matome daug rankų miškas. Rankų miškas, žiūrovai sėdi namie ant savo sofkučių iškėlę rankas. Visiems tas stresiukas vis tiek yra. Nejauku. Nejauku. Taigi ir vienas žmogus nusiskundė, kad techninės apžiūros barjero neįveikė todėl, kad kontrolieriai neva prisikabino prie antikorozinės dangos. Todėl mes šiandien pasiaiškinsime, ar iš tikrųjų antikorozinė danga gali jums sukliudyti gauti techninės apžiūros žaliąjį lapą. Taip. Tai dabar einam į techninę apžiūrą ir išgirsime viską iš pirmų lūpų. Iš pirmų. Ir izidorius bus antras lūpas. Važiuojam. Tai gerai, Gintarai, pirmiausia pakalbėkime, mes jau turim su jumis patirties, kai buvom atvarę savo smartą dėl rūdžių. Kaip atvažiuoja žmogus į techninį apžiūrą? Į ką labiausiai kreipia dėmesį kontrolieriai, vertindami rūdis ir koroziją? Labiausiai vertinama yra laikančiosios kėbulo konstrukcijos. Tai lonžeronai, pakabos laikančiosios detalės, rėminė konstrukcija. Jeigu pažeidimai stiprus korozijos, kiauryminiai, vyraujantis, tai vertinama didelių trūkumų, tikrai techninės apžiūros tokia transporto priemonė nepraeis. O kėbulas, pavyzdžiui, pats mes, specialiai vieną kartą surūdinom, jeigu mes kėbulą specialiai pasigražinom rūdim. Jeigu tai yra dėl estetinio vaizdo, tai nevertinama. Estetinis vaizdas techninė apžiūra dabar nevertinamas. Aš ir akcentuoju, tai turi būti laikančiosios kėbulo konstrukcijos. O tai, pavyzdžiui, durys gali būti parūdyje, ar, pavyzdžiui, kapotas? Jeigu jos nėra kiauros, neturi aštrių briaunų, tai gali jūs pažeistos būti paviršinės korozijos, negražiai atrodančios, bet tai netekoja transporto priemonei, kad techninė apžiūros nepraeitų. O kai pasitaiko, kad žmogus atvažiuoja ir jūs matot, kad jo automobilis akivaizdžiai rūdis maskuoja kažkokiam priemonėm? Yra ypatingai pasikėlus automobilį ant keltuvo, gal iš išorės iš karto ir nekrenta akis, kad jisai maskuojamas, bet pakėlus ant keltuvo automobilį, matai, kad ten slenkščiai pripurkšti makroflekso. O kam jie taip daro? Na tai matyt, tas slenksis buvo kiaurai prarūdyjęs, skylė didžiulė, užpurškė dar gal kokią audinę ir ant pabaigoje storai dervos sluoksnį užtepa. Ir bando laimę tada. Bet jūs randa dažniausiai? Taip, dažniausiai randama. Čia ta maskuotė yra labai primityvi ir netikusi ir kontrolierius ją iš karto vertina trūkumų. Nežinau, klientas pasidaro savo papildomą galvos skausmą. Tada jis turi iškrapštyti tą makrofleksą. Nes kaip įsivaizduokit, vyrinti tokią detalę su makrofleksu tom putom, tai ten nusidegt gali viskas. Prisidaro papildomą rūpesčių savo prisidaro, tai geriau iškart patarimas nemaskuokit, šito vietoje tikrai nepraeisit techninės apžiūros. Ok, gyvenam tokiuose oro sąlygose, kur daug druskos, daug sniego. Ar lietuviai dengia automobilius antikorozinė danga? Taip, pastebim, kad atvažiuoja automobiliai padengti antikorozinę dangą ir kokybiškai būna jau padengti ne taip, kaip anksčiau primityviai ten bitsukų nutepė, užtepė taip, kad viskas susitepa su apžiūrvamsdeliai, guminės įvorės, ten tada nieko su smala. Bet jeigu antikorozinė danga yra skaidri, tada jokių problemų neturėtų. Jeigu ten akivaizdžiai matai, kad tu gali vertinti per tą skaidrų padengimą to vamsdelio būklę, tai ten yra viskas gerai. Ar gali būti, kad kartais antikorozinė danga gali būti sumaišoma su skysčių prasisunkimu? Negali. Žiūrint, kiek ten tos antikorozinės dangos yra pripurkšta, jeigu jis atvažiuoja tiesiai iš garažo, kur jam buvo atliktas antikorozinis padengimas, gali kontrolierius ir įvertinti, nes techninius reikalavimus kaip yra pažymėta. Bet koks skysčio prasisunkimas, išskyrus vandenį, jeigu tai yra formuojasi lašai, tai yra vertinama trūkumų, didelių ir netgi pavojingų trūkumų. O jeigu vertina kontrolierius pavojingų trūkumų, tai prieš tai galiojusi techninė apžiūra automatiškai pasinaikina. Tai skysčių prasisunkimas, tai mes traktuojam tada, kai yra lašantis kažkokie tai skysčiai. Taip, jeigu formuojasi lašai, matome ant verterio dugno kaba lašai, ar ne, formuojasi lašai, kontrolierius vertina didelį trūkumą. Gali būti rasojimas toksai. Automobilio variklis
pasidengęs truputį kaip alyva, bet jis tokia, ne lašiukai netgi, bet sakyčiau, tokia kaip kondensatas, gal plevelė tokia lengva, tai va tos dalykas nevertinamas trūkumas. Bet jau susiformuojantis lašai jau viskas. Tai turbūt apie antikorozinę dangą kalbant, turbūt patarimas būtų, kad tiesiai iš antikorozinio centro turbūt nederėtų važiuoti tiesiai. Tikrai taip, manau, kad jau taip nesusiplanuotų iš karto po šito padengimo antikorozinio techninę apžiūrą važiuoti. Nu, manau, reikia tikrai protingai žiūrėti, ten kokią savaitę laiko gal pasivažinėti automobiliu, tegul ten viskas sudžiūna, sustingsta ir tada atvažiuoti. Tada, nu, vien dėl ir to, kad jisai šviežiai padengtas, kontrolieriui reikia dirbti, reikia liesti tam tikras detalės. Nu kaip tenais, kada viskas šlapia, kaip ten dirbti, tai ir nepagarba ir tam pačiam kontrolieriui. Žodžiu, tada aš kaip suprantu, apibendrinant galim sakyti, jeigu antikorozinė danga skaidri, tai problemų neturėtų kilti. Ne, jis skaidri, jau nelašanti, jinai pastingusi, savo būklę tą tokia įgyjusi darbinę, kaip sakyti, tai viskas yra gerai tikrai. O jeigu bando žmonės maskuoti, kad įsivaizduoja, kad jeigu stabdžių vamzdelis pažeistas korozijos ir jie jį uždažys arba kažkaip padengs kokią dangą, tai jūs vertinama trūkumo. Dar netgi būna taip, kad klientai daro, tai įvertina pirminė techninė apžiūroje didelį trūkumą dėl stabdžių vamzdelių prarūdy, didelės korozijos. Ir žmogus bereikalingus darbus daro. Jis paima, šveičia tą vamzdelį ir paskui nuvalo šveičiai, po to dengia antikorozinę dangą. Va, sako, sutvarkiau, dabar yra viskas gerai. Nu, tegul nedaro tokių darbų, tikrai nebus vertinti tinkamai. Bet tai, kad čia žmogus su savo duobę. Tai va būtent, kad jisai savo prisidaro papildomų rūpesčių, tik tai paskui vėl važiuotų, jis turi dar kartą techninę apžiūrą, tada antra pakartotinė techninė apžiūra atsiranda, papildomi pinigai iš techninę apžiūrą. Nu, tai pagalvoti reikia. Yra ta problema, iš tikrųjų dar yra ir tokie ginčiai kyla, iš tikrųjų bereikalingi. Trukdos ir pats tas klientas, pyksta, jis nepatenkintas, kad mes taip įvertinam tą vamzdelių tokį netinkamą remontą. Nu, bet yra tokie reikalavimai ir juos reikia. Manau, jie nėra šiaip savo iš pirštų laužti, tikrai protingi šitie reikalavimai. Turi būti vamzdelis, stabdžių sistema tinkamai automobilį turi būti. Nu, stabdžiai ką, viena iš pagrindinių dalykų. Gerai, taigi mes įsiaiškinom, ačiū Gintarui, iš tikrųjų labai žmogus paprastai, aiškiai, tiesiai šviesiai viską sudėliojo į lentynas, kaip kas turi būti, ką naudoti ir ko nenaudoti. Nes iš tikrųjų tai nėra sudėtinga. Tiesiog nereikia maskuoti automobilio trūkumų. Taip. Jeigu yra trūkumas, jo nemaskuokit, vis tiek nepraleis. Taigi, jeigu jūs nenorit maskuoti, jūs galite naudoti Crown antikorozinę dangą, kuri tikrai nieko nemaskuoja, kontrolieriai viską puikiai matys ir rūdys negrauš jūsų automobilio. Taip, galėsite saugoti savo automobilį nuo Lietuvos baisaus klimato, nuo druskų. Gal jis netoks ir baisus, kitiems gal kaip tik patinka gamtos įvairovė. Vėlgi, pakelkime rankas, kam patinka Lietuvos klimatas ir šitas cepelinų dangus. Tau patinka Lietuvos klimatas? Ai, man patinka įvairovė. Stipru, įsidariau, šito iš tavęs nesitikėjau. Negulėsi visus metus pliaže. Taip, tai kaip minėjom, jeigu rūpinate savo automobiliu ir norite jį padengti antikorozinę dangą, tai galite apsilankyti Kauno Crown centre, kuris iš tikrųjų yra įsikūręs prie pat techninių apžiūrų centro, Raudondvario plente. Tik tai patarimas būtų toks, nevažiuokite tiesiai po dangos supurškimo į tech apžiūrą. Duokite dangai šiek tiek sustengti. O jeigu gyvenate kitame mieste, tai paieškokite artimiausio Crown centro. O dar noriu paminėti, kad jeigu jau priešinatės, kad tą darbą atliktų profesionalai ir norite pasikrapštyti pats, tai galite apsilankyti Crown elektroninėje parduotuvėje, crowneshop.lt ir visas reikiamas priemonės nusipirkti pats. O šito Passato savininkas myli savo automobilį, apėjau, apžiūrėjau savo neįgudusią akim ir rūdžių neradau. Taigi, garantuotai, kai mes padengsime kai bus padengta antikorozinė danga, tų rūdžių ir nebus. Tikėkime. O dabar mes atsisveikinam, kol dar dega raudonoji lemputė ir tariame jums sudie. Juk žinai, kad sukčiai prekeiviai nori prakišti tą automobilį, kurį suvirino iš dviejų ir atsuko ridą. Nepasimauk. Įsigyk Car Vertical ataskaitą ir sužinok tikrąją jo istoriją. Crown kanadiečių technologija ir antikorozinė danga automobilių apsaugai nuo rūdžių.